Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, sutelktinio finansavimo platformų veiklą prižiūri atitinkamos institucijos. Europos sutelktinio finansavimo platformos veikia pagal Europos reglamentą, kuris įsigaliojo 2021 m. lapkričio mėnesį. Buvo skiriamas 2 metų pereinamasis laikas, per kurį platformos turėjo prisitaikyti prie reglamento. Europoje platformų veiklą prižiūri ESMA, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija. Ir jeigu, pavyzdžiui, Profitus platforma norėtų pradėti vykdyti veiklą kitoje Europos šalyje, turėtų kreiptis į ESMA ir gauti jo sutikimą. Kiekvienoje šalyje atitikimą reglamentui prižiūri atitinkama institucija. Lietuvoje tai Lietuvos bankas. Reglamento tikslas yra suvienodinti ne tik vienos šalies, bet ir visos Europos sutelktinio finansavimo platformų veiklą. Mes galime būti saugus ir ramus, kad viską darome pagal taisykles. Jūs kaip investuotojai galite būti ramesni, nes platformos praranda galimybę interpretuoti savaip. Europos reglamentas yra gana griežtas, sakyčiau net labai griežtas dokumentas, o Lietuvos bankas dar griežčiau prižiūri jo įgyvendinimą.